Julius čia išanalizavęs tą ūkio struktūrą, kas čia labiausiai tais pelnais džiaugiasi šiandien ir kas vargsta labiausiai? Kas didžiausiais pelnais, didžiausiais atlyginimais jaučiasi, tai yra finansinis tarpininkavimas, kreditas, spekulacija, nekilnojamo turto, tai yra tos struktūros uždirba Lietuvoje daugiausia ir gauna daugiausia pelnų ir pas juos darbas didžiausias darbo našumas, bet kurių sukurta visa produkcija didina infliaciją ir sukelia finansinius burbulus. O visur kitur pramonė, žemės ūkis yra atlyginimai daug mažesni, produktyvumas daug mažesnis, tai čia yra problema. Gerai, dėl finansinių institucijų pelnų ir atlyginimų didžiausių. Gerai, gal aš nekomentuosiu šitų konspiracijos teorijų, kurios kūrė čia. Bet čia statistika tikriausiai. Ne, čia nėra statistika. Aš labai noriu pakomentuoti tą faktą dėl darbo našumo, nes mes dėl to juk čia susirinkome pasišnekėti. Mes susirinkom pakalbėti našumą, bet ir... Gerai, bet mes susirinkom įsiaiškinti, ką daryti, kad Lietuvoje būtų gyventi geriau. Ir iš tiesų... Esmė yra tokia, kad darbo našumas iš tiesų labai daug atsilieka, nes jeigu mes vertinam netgi perkamosios galios paritetų, tai yra atsižvelgtumėm į kainų skirtumus, vis tiek Lietuvoje darbo našumas yra dabar 55% ES vidurkio. Tai yra tik tai dvigubai mažesnis. Atlyginimai irgi vertinant perkamosios galios paritetų yra šiek tiek mažesni, tai yra apie 50%. Kitaip sakant, už tą darbo našumą, lyginant su ES vidurkiu, gal nepilnai yra kompensuojama darbo jėgai. Bet tas atotrukis yra nedidelis. Gerai, nesutinku. Aš ką noriu pasakyti, dėl ko taip yra. Mes negalim iš tiesų taip tiesiogiai lyginti Vokietijos pramonės ir Lietuvos pramonės. Vokietijoje surenkami automobiliai. Tai vienas darbuotojas ten aišku gali sukurti daug daugiau pridėtinės vertės, nes ten yra didžiulė kapitalo bazė, pažangi kapitalo bazė. Lietuvoje surinkinėjamos spintos, medžiai pjaunami. Tai daug sudėtingiau sukurti tą pridėtinę vertę per vieną valandą. Įtikina, Andriau. Bet tai kur eiti tuo keliu, būtent jūs ir pasakėt, kokiu keliu mum eiti. Jūs klausėt, kokiu keliu mum eiti, kad čia būtų gera gyventi ir kad iš čia žmonės nenorėtų emigruoti. Gerai, bet iš tikrųjų yra atsakymas. Žiūrėkit, staptelkim kapitalo bazę ką kolega sako, yra iš tikrųjų... Mes į reklamą trumpą išeinam, išsyk po jos mes sugrįšim ir pratęsim karštą vakarą. Ko reikia, kad Lietuvoje būtų gera gyventi, kad čia gyventi norėtumėm, neišvažiuotumėm ir kad čia dirbti norėtumėm. Apie tai mūsų karštas vakaras kartu su Julium Veselka, taip pat Arvydas Savulis, Hanerio valdybos pirmininkas, Andrius Bielskis, Mykolo Riomerio universiteto profesorius bei Nerijus Mačiulis, Swedbanko vyriausiasis ekonomistas. Tai vis dėlto atsakant į tą klausimą, ko reikia, kad Lietuvoje būtų gera dirbti ir gyventi? Ko svarbiausia reikia, Arvydai, jūsų požiūrį? Tai čia tik buvo nuskambėjo atsakymas ir aš labai norėčiau palaikyti kolegos mintį, kad būtent jeigu mums geriausia būtų paimti ir panagrinėti, kaip Vokietijoje vyko viskas, tai po karo Vokietija iš tikrųjų buvo labai stipriai sugriauta ir šiandieną ant didelio kapitalo yra kuliama didelio pridėtinė vertė. Tai norint, kad tas Lietuvoje atsirastų, mes turim pirmiausia sudaryti sąlygas, kad į Lietuvą plauktų kapitalas. Toliau, kad tas kapitalas atplaukęs išvežtų pelną į savo šalis, ne? Palaukit, nekipkit jūs prie to pelno. Pelno gauna visos kompanijos ir kuo jos daugiau gauna, tuo visiems geriau bus nuo to. Bet jeigu kapitalas plauks į Lietuvą, čia bus sukuriama aukšta pridėtinė vertė. Sukuriant aukštą pridėtinę vertę, mokamas didelis atlyginimas. Šypsotės, Juliau? Kas čia jums kelia šypsoną? Aš galima pakomentuosiu. Bet gal po vieną. Pirmą noriu. Gerbiamas Savulį. 20 milijardų litų, čia mažiau, yra ES parama visokiem... 25, labai gerai visokiem verslo planam. Kodėl jūs per 20 metų nepertvarkėt tokios struktūros taip, kad iš tikrųjų kurtumėt aukštos pridedamosios vertės produktus, o kaip kepėt dešrą, taip kepėt, avalynės atrodo nebegamina, kodėl visgi? Labai galiu pasakyti, užtat, kad tie 25 milijardai yra kaip paskirstyti. Čia yra 7-13 metų programa, tiek mes gaunam iš ES ir iš 25 milijardų. Tik tai 2 milijardai, tai yra 10%, yra skiriama būtent ekonomikos tikrojo sektoriaus. O kam kiti? O visi kiti, wow, ten tokių yra dalykų įdomių. Pavyzdžiui, 1 milijardas yra žmogiškųjų resursų ugdymas. Paskaitom skaityti. Jo, tai yra, Bet gerai, švietimas yra bazė. Švietimas taip, bet palaukit, kokiais pridėtinė versija sukurs? Jeigu mes investuotum 1 milijardą į mūsų pramonę ir ekonomiką, mes galėtum sukurti pridėtinę vertę bent
200 mano milijonų. švietimas nekuria darbo vietų, švietimas, jeigu aukštosios mokyklos tvarkoja, bet čia ateina Kompetencijų paskaitinkai. kėlimas. Tai O, labai, čia labai gerai. kompetencijų kėlimas. Nu, Andrius bet Bielskis, ką jūs manot? Aš du dalykus. Taip, aukštos pridėtinės vertės ekonomika nesusikūrė per vienus metus. Čia be jokios abejonės. Ir turi būti planingai investuojama į tos vertės, į tokią ekonomiką, žinių. Tai čia yra akivaizdu. Bet kitas aspektas yra, kad vis dėlto mes turime pripažinti, kad atlyginimų klausimas rinkos ekonomikoje yra dėrybų dalykas. Tai kitaip tariant, kokį atlyginimą susidera įmonės ir darbuotojas, direktoriai ir darbuotojas, toks ir yra tas atlyginimas. Tai vadinasi, bet tada klausimas yra, ar žmonės iš tikrųjų turi dėrybinės galės išsireikalauti to atlyginimo. Ir mano atsakymas, palaukit, mano atsakymas yra tada būtent, kad atsakant į jūsų klausimą, kad turi būti labai stiprios profsąjungos, kurios galėtų kolektyviai dėrėtis. Gerai, bet pats principas atlyginimas tikrai yra susitarimo klausimas. Atsiprašau, net ten problema. Supraskite, nu kas iš to, kad jūs dėrėsitės? Jeigu per krizę jūs galėjote dėrėtis kiek nori, nėra darbo vietų. Nėra darbo vietų. Jeigu ateina kapitalas, tik kapitalas ir sukuria darbo vietas. Ir tada, kai ateis kapitalo tiek, kad bus bedarbių 3 ar 5 procentai, o tada jau profsąjungos galės dėrėtis dėl aukštesnių atlyginimų. Jūs požiūrėjau, kaip sukurti bazę gerom darbo vietom ir tikrai pasitenkinimui žmonių. Vienareikšmiškai profsąjungos tai Lietuvą numestų atgal 10-15 metų, nes būtų radikaliai nesutinku. Nu tai nesutikite, sėkmės. Bet esmė tame, kad tie, kurie turi darbo vietą, jie susidėrėtų didesnį atlyginimą, bet naujų darbo vietų nebūtų sukūrima. Tie 260 000 dabar, kurie neturi darbo vietų, taip ir neturėtų. Kiekvienas papildomas darbo rinkos reguliavimas, kiekviena profsąjunga, kuri iškreipia rinką, ji apsunkina naujų darbo vietų kūrimą. Dabar mes, reguliuodami ir minimalų atlyginimą, mes taip pat, taip, gerai, mes rūpinamės tais, kurie gauna mažiausias pajamas, kurios uždirba mažiausiai, bet mes nesirūpinam tais, kurie neturi darbo. Jūs norit neriau pasakyti, kad profsąjungos kenkia Lietuvai ar kaip? Jeigu jos būtų efektyvios, veikiančios, jos labai kenktų. O kaip Prancūzija? Visos šalys yra profsąjungos. Prancūzija yra labai nekonkurencinga. Jinai pralaimė prieš Vokietiją. Vokietija laisvos rinkos ideologas. Paliko Prancūziją už nugaros. Prancūzijoje nedarbas daug didesnis negu Vokietijoje. Bet minimaliai aukščiausia. Nu va, tai labai nekonkurencinga. Graikijoje irgi profsąjungos. Reikia panaikinti profsąjungas Lietuvoje. Ekonomistų, bet neskaitote The Economist. The Economist labai tiesiai sako, kad Prancūzijoje ir Vokietijoje krizėje atėjus laikėsi kur kas geriau. Kaip tik dėl to, kad buvo socialinės šalpos visa sistema. Aš kalbu apie konkurencingumą. Bet tai yra Prancūzijos produktyvumas augo dvigubai lėčiau negu Vokietijos. Atsiprašau, kad per krizę Prancūzija ir Vokietija geriau išgyveno, tai tikrai ne profsąjungų nuopelnai. Tai yra vyriausybės politika. Vyriausybės politika. Kur yra pati stipriausia. Pačios stipriausios profesinės sąjungos. Po vieną, Juliau, jūsų požiūrį dėl profsąjungų. Štai ar jos tikrai padeda... Kai apkaltinu tai profsąjungą, tai aš jokių nesu, nes vyksta dviejų pusių dėrybos. Dabar, kai žmonės nesusibūrė į profsąjungas, tai tas pats kaip avis gaudyti po vieną. Kada jūs susibūrė, iš vienos pusės pats savininkas sėdi, iš kitos profsąjungos. Ir jeigu įrodo savininkas, kad negaliu daugiau mokėti, tai ir nemokės nieko. Bet tai profsąjungos geriau gali dėrėti su savininku, nes savininkas turi kvalifikuotus teisininkus visą sistemą žino. Todėl profsąjungos iš tikrųjų reikalingos ir manau, kad net pramoninkas kvalifikuotas ir suprantantis reikšmę geriau, kai susitari su darbuotojais. Ir įrodo, jis tada dirba, kaip čia pasakyti, netoks piktas yra. O jeigu ne, tai todėl profsąjungos iš tikrųjų reikalingos ir jos pačios nieko negali nustatyti. O dėl Prancūzijos, ten stiprios profsąjungos, beveik pusė nuosavybės yra valstybės, minimali alga Europoje didžiausia. Ir jeigu būtų nekonkurentiška, kaip banko atstovas sako, tada negalėtų ir mokėti, bet moka. Gerai, bet vis dėlto į kokią valstybę mes sukam, kur juda Lietuva ir apskritai kaip padaryti taip, kad čia būtų visiems, visumai, ne vienai kitai grupiai, bet visumai patrauklų gyventi. Jūsų trumpi komentarai. Aš tai būčiau labai skeptiškas, stebint, ką dabartinė vyriausybė daro. Iš tikrųjų, ta prasme, nedidina minimalaus atlyginimo. Viena vertus, žinome, kad šiandien šiomis dienomis iš tikrųjų yra bandomas
priimti įstatymas, kur bus galima tiesiog nuomoti darbo jėgą, ar ne? Tai, na, taip, Čia blogai manot? be jokios abejonės. Na, tai pažiūrėkite, kur mes einam, į vergovės santykius. Na, trumpalaikį. Brangs darbo jėga. Tai čia jokio, taip sakant, Darbo santykių lankstumas didesnis. darbo santykių lankstumas, tai kam tai naudinga? Žinoma, kad kapitalui ir darbdaviui. Gerai, po vieną kalbam, Juliau, atsiprašau. Atėjo darbuotojas, kokią nors nedidelę klaidą padarė, viso gero. Ar ne? Nerijau, Ir jūsų baigta. požiūrį, tai kogi reikia, čia Tai čia kapitalo buvo nesaugia- pasakyta, kad nesaugia ateitų į visuomenę Lietuvą mes kuriame. kapitalas ir tada mes stotumės visi ant kojų. Juliau, klausykit, atsiprašau, čia neseimas. Aš tikrai manau, kad kuo laisvesni tie darbo santykiai bus, tuo bus lengviau kūriamos darbo vietos. Tuo jos bus lengviau ir naikinamos. Taip, tai yra tiesa. Bet ar mes norime turėti tokią situaciją, kai va dabar dėl ekonomikos nuosmukio dingo tie 200 000 darbo vietų ir jie atsiras labai lietai, užtruks 4 ar 5 metai. Kapitalas, įmonės bijo sukurtas vietas, nes labai sunku yra nutraukti darbo santykius su darbuotoju. Tai yra natūrali pasiekmė labai griežtų darbo santykių reguliavimų. Aš noriu pasakyti, jūsų klausimas. Darbuotojas taip pat nori būti apsaugotas, Nerijau, kad jis irgi neišmestas. Jisai gali būtų būti į gatvę apsaugotas, kiekvieną minutę. būdamas darbštus, keldamas savo kompetencijas ir nuoširdžiai dirbdamas. Taip, To užtenka. Būk Aš manau- profesionalas ir tu Taip, visą aš laiką manau, esi kad darbo. Būk lojalus darbuotojas, viską paklusk. Julius sako, ar galiu pakelti profesiją už 800. Gaudamas 800. Aš manau, yra daug geresnis būdas, kaip galima išspręsti tą situaciją žemų atlyginimų. Ne įsikišant per daug į reguliavimą darbo santykių, ne reguliuojant vėl tą minimalų atlyginimą, nes tas sukuria papildomų problemų. Turi didėti turi mažėti darbo apmokestinimas. Tai yra didėti neapmokestinimas pajamų dydis. Nes jeigu sakau, mes padinam minimalų mėnesinį atlyginimą, kas atsitinka su tais, kurie uždirba 1200? Mes turime ir mokytoją, ir visiškai nekvalifikuotą Aišku, darbuotoją, čia kuris jau ir uždirba Julius tiek pat. sako, sutinku, tai Paaiškinsiu, kodėl. Žiūrėkit, ne, jūs taip daug kalbėjot, nubausiu. Pabaigai Arvydas. Ja, tai vis dėlto atsakant jūsų klausimą, kokia šiandien vakaro tema buvo, aš vis tik tai sakyčiau, pagrindinis dėmesys turėtų būti į kapitalo pritraukimą į Lietuvą. Tai yra pirmaeilis uždavinys, tą daro vyriausybė ir tai turėtų būti tikrai strateginė politika. Čia svarbiausias dalykas. Svarbiausias Atidžiai klausėt, tai vienu sakiniu pabaikit. Gerbiamas Sauliai, neugi pats prisipažįsti kvailysės, ateis amerikonas ir padarys. Kad Ne, man pinigus tau duoda, aš padarysiu. Investavimą didinti, pajamas ir pačiam gauti kreditus pigesnius, sutikčiau, pritraukti kapitalą. Bet vat, bankai neskolina, ginčymės daug, neskolina. bet sutinku, kad minimalios algos ir aplamai algos didinimą nereikėtų perėti prie direktyvinio, o prie ekonominio. Todėl aš jau pasiūliau tiem, kurie uždirba iki 1200 litų per mėnesį, 5% gyventojų pajamų mokestį. Gerai, ačiū. Ir čia atsiranda Ačiū, kad atvykote į Baltijos televiziją. Iki 1200 kelti. Dėkui už pokalbį, kerta rankom. Na, smagu, kad pabaigoje bent kompromisas šioks toks pasiektas. Ačiū už gyvą diskusiją mūsų pašnekovams. Dėkui žiūrovams. Iki kitų susitikimų ateinančią savaitę. Bet vis tiek kaip Seimo nariui pataikavai.